yra atskirimas savęs, savo interpretacijų, mumyse sukilusių jausmų dėl berniuko jausmų, atskirimas iš tiesų nuo berniuko jausmų. Tai reiškia, mes žiūrim į sūnų, kuris dabar verkia, žiūrim į sūnų ir mes jaučiam kažkokį tai vaiko bejėgiškumą, jisai mus dirgina, jisai mumyse kažką tai paliečia, gal mumyse mūsų pačių bejėgiškumą paliečia irgi, kur mes jį turim ten užgniaužę kažkur arba labai kažkokį santykį disfunkcišką turim su savo galėjimais ir negalėjimais, pažeidžiamumais ir taip toliau ir visagalystė. Tai vat atskirti visą tai, ką aš pajutau apie save dėl savęs, nes vaiko ašaros dar neišanalizavus situacijos iš karto mus verčia lyg tai reaktyviai reaguoti į ko čia žliumbi. Bet jeigu mes stabtelėsime, patrauksim iš šoną savo tą automatinę reakciją,